Nu ką, tinginių kompanija. Vienas numaudytas, baigė jau išdžiūti. Antras numaudytas, džiovinasi. Ką maudau? Todėl, kad šeriasi. Šeriasi jie labai. Ir maudau, ir baltapukiai. Maudyti reikia, taip. Pas mus irgi karšta. Pas mus irgi virš 30. O kas čia tokia išsikinkęs? Kieno čia lašinukai? Elektrukai. Elektra. Va koks lašinys. Mor. Lafa, ne? Kondicionierius, taip, lafa. O tai pasisekė, ką? Nu, pas mus irgi gera vasara. Mona, kur tu? Ateini? O šita sau gyvena lauke. Dieną, naktį, jai čia gera. Gulinėja visur namo, neina. Neini namo, taip. Bet labai džiaugiesi, kai aš ateinu, ne? Tai džiaugiesi. Va, kokia visa gražuola. Bet tave reikės vėl greitai maudyti. Aha, tu čia visur gulinėjai. Taip. Senutė čia, mūsų senutė, jinai tokia ligota visa. Duodu aš jai šitų elektrolitų. Duodu ir nuo skydliaukės vaistų duodu, ir elektrolitų duodu. Nes jinai čia iš to lauko neišeina per tokius karščius. Jai patinka ir viskas, ką tu jai papuski uodegą, ne? Pasiilgsti vis tiek. Taip. Oi. Mūsų fontanėlis užsilinko. Vandens nebėra. Reikėtų vandens pripilt. Na, o pas mus džiunglės. Ir uogyčių daug turėsim. Žiuolė žydi. Nu, žodžiu, pas mus darosi džiunglės. Išėjau į lauką, kelios minutės ir viskas, noriu bėgti namo.